Labas rytas. Ir ką jūs? Dar tikiuosi porą dienų bent nesulaukti lietaus. O gal ir pavyks iki Turkijos dabesdėt be lietaus. Lašiniai mano stovi. Lašiniai, duona, cibulis. Ir blemba visai geras humusas su edamame. Edamame, nežinau, kas tas edamame. Nu, dviratį už lango rasim ar nerasim? Radom. Jau geras ženklas. Nu ką, 864 diena prasideda, pakuojamės palapinę. Pakuojamės, šmukkelės, pakuojamės. Susipakavom. O jei rimtai, 36 diena prasideda. Išsimiegojom neblogai. Nejudri gatvė buvo. Taip neblogai, tik tai vėjas. Labai stiprus vėjas, nes toj pusė jūra. Ir vėjuko nestinga. Kaip sargas yra, įveda panašu. Vyras prižiūri tvarką. Maladėts vyras pakuravo, kur vakar man pasistatyti palapinę. Labai gerai. Važiuojam. Ten bandėm vakar važiuoti ir granicnąją zoną. Lemba teks važiuoti greitkeliu dabar. Galvau, gal pavyks išvengti, bet panašu nepavyks. Tai toks dienos startas. Aš čia ką pametė. Kažkas iš liemenės iškrito. Riedam žiedeliu. Iki pavyzdžių. Kol kas viskas sėkmingai. Nu, kaip čia seksis šito greitkeliu važiuot. Biški neramu man ant šito greitkelio. Ne pats jaukiausias kelelis. Nu, nusukus nuo greitkelio nieko gero, čia statybos. Eksmint greitkeliu, kuris tai laikas. Panašu. Nu ką padarysi.